Sėdėdami prispauskite smakrą prie kaklo. Po to ištempkite smakrą link lubų, stengdamiesi neatlošti atgal visos galvos. Palenkite galvą į šoną, įsivaizduodami, kaip ausimi bandote pasiekti petį. Ta patį pakartokite į kitą pusę. Pasukite galvą, kiek galite į vieną pusę. Ta patį pakartokite į kitą pusę. Atlikdami visus tempimo pratimus, užsilaikykite galutinėse padėtyse po kelias sekundės. Tiek, kiek jums yra komfortabilu. Esant norui, pakartokite judesius po kelis kartus. Sėdėdami dešiniu delnu paspauskite dešinį skruostą taip, kad jaustumėte malonų tempimą. Taip pabūkite nuo 5 iki 6 sekundžių. Po to atsipalaiduokite ir atlikite pratimą su kita pusė. Pakartokite 3 arba 4 kartus. Sėdėdami tiesiai, sunerkite plaštakas ir pasitempkite į priekį. Kelkite abi rankas į viršų. Padėtį išlaikykite nuo 3 iki 5 sekundžių. Nuleiskite rankas. Sėdėdami tiesiai, uždėkite vieną ranką savo ant liemens, kitą tieskite virš galvos. Lenkitės į kairę pusę, kol pajusite nedidelį tempimą liemens šoninėme paviršiuje. Grįžkite į pradinę padėtį. Pakartokite tą patį judesį į kitą pusę. Sėdėdami tiesiai atitraukite rankas į šalis. Pasvirkite į priekį iki tol, kol pajusite tempimą krūtinės srityje. Padėtį išlaikykite nuo 3 iki 5 sekundžių. Ir grįžkite į pradinę padėtį. Atsineškite kėdę arba suoliuką. Ant jo padėkite rankas ir kulnais atsiremkite į žemę. Kojos turi būti sulenktos 90 laipsnių kampu. Leiskite savo dubenį žemyn. Vėliau rankų pagalba kelkite jį į viršų. Kuo didesnis dubens nuleidimas, tuo didesnė apkrova rankoms ir geresnis rezultatas. Jeigu norite, kad pratimas būtų intensyvesnis, ištieskite kojas. Atsistokite už kėdės. Abiem rankomis remkitės į kėdės atlošą. Stiepkitės ant pirštų galų ir pasitempkite į viršų. Padėtį išlaikykite nuo 3 iki 5 sekundžių. Nusileiskite ant kulnų. Atsistokite tiesiai. Viena ranka remkitės į kėdės kraštą, kita suimkite savo blauzdą ir lenkite koją, kol pajausite tempimą priekinėme šlaunies paviršiuje. Padėtį išlaikykite nuo 3 iki 5 sekundžių. Ta patį judesį pakartokite su kita koja. Sėdėdami pasilenkite į priekį. Dešinę koją sulenkite, o kairę koją ištieskite. Lenkitės pirmyn ir spauskite žemyn kairę koją, kol pajusite tempimą nugarinėme šlaunies paviršiuje. Padėtį išlaikykite nuo 3 iki 5 sekundžių. Sukeiskite kojas vietomis ir kartokite tą patį.
Sėdėdami ant kamuolio prarandame stabilią atramą. Nuolat turime ieškoti taisyklingos padėties. Ta darant skatinami net giliausiai esantys atpratę dirbti ar nusilpę raumenys. Neįmanoma ilgesnį laiką sėdėti ant kamuolio susikūprinus, atsilošus ar sukryžiavus kojas. Taip atrandama patogi bei taisyklinga laikysena, kai simetriškos raumenų grupės gauna vienodą apkrovą. Sėdint ant gerai pritaikyto kamuolio, kuomet kojos per kelius ir klubus sulenktos 90 laipsnių kampu, aktyvuojami ne tik pilvo, nugaros, bet ir kojų bei sėdmenų raumenys. Atremkite kamuolį į sieną su juosmeniu. Kojos pečių plotyje, nugara tiesi. Tūpkite spausdami kamuolį prie sienos tol, kol šlaunys bus lygiagrečiai su grindimis. Kojos sulenkiamos iki 90 laipsnių. Ištiesime kojas ir grįžtame į pradinę padėtį. Pratimą kartojame nuo 10 iki 15 kartų. Į pagalbą pasitelkite vandens buteliukus. Rankos sulenkiamos 90 laipsnių kampu ir pritraukiamos prie liemens. Sulenkiant ranką iškvėpkite, nuleidžiant įkvėpkite. Pratimą kartokite 3 kartus po 10 pakartojimų. Kojas pastatykite pečių plotyje ir nusileiskite, iki kol šlaunys bus lygiagrečiai grindims. Kojos turėtų būti sulenktos iki 90 laipsnių kampu. Raumenims įsitempus užfiksuokite poziciją ir laikykite ją bent 30 sekundžių. Nepamirškite tolygiai kvėpuoti. Šį pratimą galite taikyti esant įvairioms situacijoms. Atsistokite veidu į sieną, rankos sulenktos per alkūnes, nugara tiesi. Tokioje padėtyje išbūkite nuo 5 iki 10 sekundžių. Atsistokite šonu į sieną. Vieną ranką sulenkite per alkūnę. Turite jausti malonų tempimą. Iškelkite rankas į viršų. Sulenkite per alkūnes ir leiskite žemyn. Leidžiant žemyn įkvėpkite, o keliant į viršų iškvėpkite. Pratimą kartokite 3 kartus po 10 pakartojimų. Tiesias rankas sukryžiuokite į priekį ir delnus spauskite vieną į kitą. Padėtį laikykite iki 5 sekundžių. Atsigulkite ant pilvo ir atremkite kaktą į grindis. Rankas laikykite ištiestas per alkūnes ir prispaustas delnais prie šlaunų. Kojos suglaustos, pėdos šiek tiek įtemptos. Su iškvėpimu pakelkite galvą, krūtinę ir viršutinę pilvo dalį. Rankos ir kojos tvirtai prispaudžiamos prie žemės. Kelti galvą ir krūtinę pagal galimybę. Elkitės atsargiai, pratimą atliekant pirmą kartą. Iškvepiant lėtai leiskitės į pradinę padėtį. Ištieskite rankas, tūpkite ne daugiau kaip 90 laipsnių kampu. Tūpdami įkvėpkite, o atsistojant iškvėpkite. Pratimą kartokite nuo 15 iki 30 kartų. Ištiestomis rankomis atsiremkite į kėdes. Koją sulenkite per kelius, tokioje padėtyje išlaikykite savo svorį kuo ilgiau, pagal galimybes. Dešinę koją užlipkite ant kėdės, kairę koją sulenkite 90 laipsnių kampu ir statykite ant žemės. Šį judesį kartokite kairę koją.
Pratimas atliekamas nuo 5 iki 8 kartų. Atsigulkite ant grindų. Kojas užkelkite ant kėdės taip, kad kūnas įsitemptų. Nugara tiesi ir dubuo nesiliestų prie grindų. Vieną koją kelkite į viršų ir užfiksuokite padėtį nuo 5 iki 10 sekundžių. Keisdami kojas pratimą kartokite nuo 5 iki 10 kartų. Koją užkelkite ant kėdės. Atlikdami įtupstą laikykite nugarą tiesę, rankos ant liemens. Pratimas atliekamas keičiant kojas 3 kartus po 5 pakartojimus. Atsiklaupkite ant kelių ir pasiremkite rankomis į žemę, tarsi būtumėte klūpėjimo pozicijoje. Užtikrinkite, kad jūsų keliai yra tiksliai po klubais ir lygiagrečiai su riešais, o alkūnės bei pečiai toje pačioje linijoje bei statmeni grindims. Laikykite galvą neutralioje pozicijoje, žiūrėdami į grindis. Su iškvėpimu išrieskite nugarą. Pečius ir kelius laikykite tokioje pozicijoje kaip ir prieš tai. Atpalaiduokite galvą, palenkite grindų link, bet stenkite smakrų neliesti krūtinės. Pratimą kartokite 3 kartus po 5 pakartojimus. Kojos tiesios, reikia kelti liemenį išlaikant tiesią padėtį. Fiksuotą padėtį išlaikykite nuo 5 iki 10 sekundžių. Atsigulkite ant nugaros. Kojas sulenkite per kelius, lenkite liemenį į šalis. Ištiestomis rankomis stenkitės paliesti pėdas. Rankas sukryžiuokite virš galvos. Vieną koją sulenkite, o kitą iškelkite į viršų. Kelkite mentis nuo grindų. Atsigulkite ant nugaros, ištiestomis rankomis stenkitės paliesti blauzdas. Pratimą kartokite 3 kartus po 8 pakartojimus. Atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite per kelius, rankas sukryžiuokite ant krūtinės. Neskubant kelkite viršutinę kūno dalį. Pratimą kartokite 3 kartus po 8 pakartojimus. Šis pratimas atliekamas klūpint, tiesiant rankas į priekį, kol pajusite lengvą tempimą. Fiksuotą padėtį kartokite nuo 3 iki 5 kartų.